Taip, dabar parodysiu dar vieną pratimą. Kojos ištiestos ant kamuolio, pėdos į save. Ir dabar vieną koją spaudžiam į kamuolį, kitą koją keliam į viršų ir leidžiam žemyn, keičiam. Dabar tą koją, kurią kėliam, dabar spaudžiam į kamuolį, kitą koją keliam į viršų ir keičiam. Spauskit maksimaliai jėga, bet kad kamuolys nepasisuktų, aišku. Pėdos į save, neskubėkite. Galite padaryti po 10 kartų kiekvienai kojai. Taip, dar vienas labai panašus pratimas. Pėdos į save. Dabar vieną koją spaudžiu į kamuolį, kitą koją leidžiu žemyn, nepaliečiu žemės ir vėl keliu ant kamuolio. Ir keičiam. Kitą koją nuleidžiu, nepasiekiu žemės ir vėl keliu. Vieną koją spaudžiu į kamuolį, kitą koją leidžiu žemyn ir keičiam. Pėdos į save. Darykite lėtai savo tempu. Galite padaryti po 10 kartų kiekvienai kojai vieną arba 2 serijas. Stenkitės išlaikyti kojas pilnai ištiestas ir pėdas į save. Taip, dabar abi kojos ant kamuolio yra uždėtos ir dabar vienu metu spausime į kamuolį abiem kojomis ir trauksime kamuolį į save. Taigi, įkvepiam per nosį ir iškvėpdami per burną spaudžiam kamuolį, traukiam jį vienu metu į save ir įkvepiu, spaudžiu, įkvepiu, spaudžiu ir dinu nuo savęs. Ir kartojam. Įkvepiu, spaudžiu, traukiu į save, įkvepiu, spaudžiu, stumiu nuo savęs. Spauskite abiem kojom vienodai. Galite kvėpuoti laisvai. Dabar parodysiu, kaip tai atliekama, jeigu aš kvėpuosiu laisvai. Spaudžiu, traukiu į save, spaudžiu, stumiu nuo savęs. Spauskite abiem kojomis vienodai. Jeigu matote, kad viena koja spaudžia silpniau, pasistengkite į tą koją atkreipti dėmesį ir su ta koja spausti truputį stipriau, kad abi kojos spaustų vienodą jėgą. Padarykite 10 kartų. Vienas kartas yra į save ir nuo savęs. Ir galite padaryti 2 arba 3 serijas. Dabar darysime pirmąjį pratimą su dideliu kamuoliu. Taigi, kojos ištiestos ant kamuolio, pėdos į save ir dabar po vieną koją spausime į kamuolį. Spauskite beveik maksimaliai jėga, bet kad nekiltų jūsų dubuo. Turite lėtai įspausti kamuolį ir lėtai atpalaiduoti koją. Judesio jūs praktiškai nematysite, nes judesys yra labai mažas, kamuolys yra gerai pripūstas ir dabar su viena koja spaudžiu, su kita koja spaudžiu. Po porą sekundžių palaikau ir atpalaiduoju ir keičiu koją. Galite kvėpuoti laisvai, bet spauskite taip, kad jūsų dubuo nekiltų. Pėdą laikykite į save. Galite padaryti po 10 kartų kiekvienai kojai vieną arba 2 serijas. Dabar parodysiu gan linksmą įdomų pratimą. Tai abi kojos yra ant kamuolio ir dabar kelsime dubenį į viršų. Atkreipkite dėmesį, kad jūsų abi kojos turi kelti dubenį vienodą jėgą. Nes jeigu kelsite vieną koją kels stipriau, tai į tą pusę kamuolys ir suksis.
Įkvepiam per nosį, pėdos į save ir iškvėpdami per burną keliam dubenį į viršų, palaikom viršuje ir leidžiam žemyn. Ir kartojam. Padarykite 10 kartų vieną arba 2 serijas. Taip, dabar pakelsime dubenį ir lenksime, tiesime kojas. Tai atrodo taip. Įkvepiam per nosį, keliam dubenį į viršų ir traukiame kamuoliuką į save ir stumiame nuo savęs. Išlaikome dubenį stabilų, pakeltą, viename lygyje ir kartojame. Vėlgi, laikykite svorį ant abiejų kojų vienodai ir abiem kojom traukite vėlgi vienodai. Tada kamuoliukas riedės labai gražiai, sinchroniškai. Ir kai padarysite 10 kartų, nuleiskite dubenį. Padarykite 10 kartų vieną arba 2 serijas. Ir noriu parodyti dar vieną pratimą, kuris yra skirtas tikrai pažengusiems, kurie turi pakankamai stiprias kojas. Šio pratimo dėka jūs dar labiau sustiprinsit kojas, dubenį ir visą kūną. Pratimas yra tikrai pakankamai sunkus. Taip, sulenksime kojas ir laikysime pėdas ant kamuolio. Dabar iškvėpdami per burną kelsime dubenį į viršų. Pakelsime jį tiek, kiek galime, palaikykite ir lėtai nuleiskite. Galite nuleisti pilnai dubenį ant žemės, galite išlaikyti jį ore ir vėl kelti. Spauskite abiem kojom į kamuolį vienodai, priešingų atveju kamuolys tiesiog suksis į tą pusę, į kurią spausite stipriau. Turite spausti abiem kojomis vienodai ir galite padaryti 10 kartų vieną arba 2 serijas.